Čia miškai aplinkui, daug mašinų, trasos įvairiausios. Nesuprantu, Henrikai, kas dabar bus? Aiste, tu viską pamatysi. Šiaip ar žinai, kas yra posūkis? Tai aišku, kad žinau, posūkis 12 metų vairuoju ir nežinau, kas yra posūkis. Aišku, kad žinau, kada važiuoji tiesiai ir pamatai posūkį, tada suki į kairę arba į dešinę. Esu brutalis, tai galbūt klausimas apie posūkį skamba juokinga. Tikrai juokingai. Bet visi autoįvykiai, ypač slidžiame kelyje, pagrinde įvyksta posūkyje. Todėl mes ir atvykom čia į Latviją. Čia, manyčiau, viena bene geriausių Baltijos šalyse specialiai paruoštų trasų. Pala, tai kas čia bus čia sniegas, ledas ant kelio. Čia bus visokių kliūčių, manau, gal čia bus blogiau negu ledas ir sniegas. Manau, mes tai pabandysim. Kas gali būti blogiau? Tai gal nori pabandyti? Aišku, kad noriu. Važiuojam. Trasoje 333 netoli Rygos įrengti 3 saugaus vairavimo ruožai padengti slidžia danga, kuri nuolat laistoma vandeniu. Pirmasis Aistės bandymas saugiai įveikti posūkį ovalinėje trasoje. Važiuok kaip mokyk. Lipti ant trakalą. Rankos kur. Įsibėgėk ir važiuok į slidų kelią. Tu atvažiuoji į slidų posūkį. Gerai, tai tave neša. Gerai. Dar padaryk ratuką. Tu jau užspaudai man čia? Nieko aš neliečiu. Nieko neliečiu. Matote, kad iš pradžių, jei neteisingai elgiantis su vairu ir akceleratoriumi, automobilis išlėkė iš trasos. Rodos mūsų herojams šioje rungtyje teks užtrukti ilgėliau. Aiste, kaip pataikai ant ledo, viską labai švelniai turi akceleruoti. Labai švelniai. Tu biški daugiau ant ledo paspausi ir savo mašiną nuneš. Bet greitis didelis. Greitis didelis ir aš įlėkiu. Tu dideliu greičiu įlėki į ledą. Tai tu viską turi labai daryti pragmatiškai. Atleisk gazą. Į daug vairuotis. Į daug mažesnis metimas. Pilnai neatleisk, bet šiek tiek. Padėk savo vizitu. Padau gazo. Jinai pradėjo bėgti. Paleisk vėl. Gerai, nesupok vairo, pagaus. Viskas. Dabar greitai padaryk radiusą didelį. Ir dabar greičiau įvažiuok į posūkį. Pažiūrėk, kas gausis, kai tu įvažiuoji ant ledo ir pabandai paspaust stabdį. Paspaust. Matai, kas darosi? Į tave išnešė iš karto. Aš labai atsiprašau. Pakartok dar kartą. Dabar pabandyk visą radiusą pravažiuoti gražiai. Gerai, nesupok vairo, tuoj pataikys gerai. Ir dabar vėl greitiek, bet pamirškit greitiek. Aha, per daug slydai, matai? Čia turi gazo paspaudimas švelnus būti. Tai va, Aiste, matai? Tavo klaida buvo. Staigus gazo paspaudimas. Matai, tu boksuoji. Antra klaida. Staigus vairo susukimas. Staigus gazavimas ir staigus vairo susukimas. Ir trečia klaida yra stabdymas, kai įsigąsti ant ledo. Tada iš karto viskas mašiną nutraukia. Aš žinau, visai supratau, kaip čia. Tai viskas. Tai šaunuolė. Dabar važiuok į priekį. Gerai. Neskubėk. Gerai. O, neskubėdama, nelaužk. O, va taip, pabiški. Ir su gazu kujutė dirbi. Švelniai, kad nebuksuotų. Svarbiausia nestabdyti. Nu, jeigu ilgas posūkis šiek tiek jau reikia pristabdyti, tai nebent imituodama PS. Gerai. Nelaužk, vairo, gerai. Po kurio laiko Aistė suprato, kad posūkyje nereikia staiga stabdyti automobilio. Kas atsitinka, dabar matote. Vairuotojams derėtų žinoti, kad slidžiame posūkyje negalima staigiai sukti vairo. Pasekmės panašios. Jūs išlėkite iš trasos. Liūdnos pasekmės jūsų laukia, jeigu posūkį įveikite pernelyg dideliu greičiu. Kai Aistė šiek tiek perprato vairavimo ant slidžios dangos subtilumus, trasos šeimininkai pateikė dar sunkesnę užduotį – įjungė fontanus. Staiga prieš automobilį išdygstančios vandens čiurkšlės imituoja kelyje atsirandančias kliūtis, žmonės ar žvėris. Taigi matote, kiek nelaimėlių išsyk žuvo po Aistės ratais. Greitai važiuoji. Nelauždaug vairo, gerai. Davai. Per daug vairo sukai. Laikyk pastovų greitį, Aistė. Per greitai važiuoji. Laikyk 25. Įstenkis, nereaguok smarkiai su vairu, nesuk daug vairo. Gerai. Daug vairo nesuk vairo. Gal. Gerai.
Gerai, būk pasiruošus. O, super. Gerai. Tačiau padirbėjusi Aistė puikiai išvengė susidūrimų. Tada persikėlėme į kitą trasą, kurioje leidžiantis nuo kalniuko reikėjo įveikti dar staigesnį posūkį. Pirmieji posūkiai taip pat buvo nesėkmingi. Švelniai stabdyk. Ir su QR. Čia taip. Stabdykis. Dabar su QR. Kairė, suk, stipriau stabdyk. Ir vėl pačioj pabaigoje iki galo vairą susukai. Iškart vairiuką atgal biškį reikia. Tu nuo kalno atlėkiai, pamatėjai ledo gabalą ir posūkį. Iškart pradėk švelniai stabdyti. Gerai, bėgėjame drąsiai per trampliną šokį. Aiškiai pusę, stabdykis, iš pradžių stabdaisi, prieš posūkį stabdaisi, o dabar suki vairą. Švelniai stabdydama, švelniai. Prieš posūkį prisistabdyk labiau, o taip pat, o dabar jau suk. Švelniai, o dabar pravažiai dialą. Žingsnis po žingsnio ir dainininkė Aistė Pilvelytė ėmė vairuoti lyg Suomijos žiemos ralio čempionė. Na ką, iš tikrųjų, nors ir šypsena veide, bet esu pervargus, esu nevalgysi ir kaltas yra prodiuseris laidos. Ne, bet iš tikrųjų išmokau važinėti slidžia danga ir tuo labai džiaugiuosi ir žinau, kad negalima staigiai stabdyti, negalime staigiai akceleruoti. Apskritai su mašina ant slidžios dangos reikia elgtis labai švelniai. Taip pat negalima spiegti už vairo, nes šalia sėdintis žmogus gali apkursti, negalima paleisti vairo ir visą laiką sudėtingoje situacijoje mokėti sureaguoti greitai. Tai yra tikrai labai svarbu. Šiandien išmokome kur kas daugiau, bet visą kitą jūs pamatysite kitoje mūsų laidoje. Iki.